Niekada nemaniau, kad būsiu ta moteris, kuri sugebės padaryti ką nors tokio šalto. Tačiau štai aš stovėjau tuščioje svetainėje, žiūrėdama pro langą, kai Brandonas įvažiavo į mūsų kiemą su savo sidabriniu visureigiu. Mano širdis plakė taip stipriai, kad jaučiau ją gerklėje. Prieš 20 minučių mūsų kieme buvo įkasta parduota iškaba ir aš norėjau, kad jis pamatytų ją vos grįžęs namo. Pro stiklą stebėjau, kaip jo veidas keičiasi, pirmiausia sumišimas, tada šokas, o galiausiai grynas panikos jausmas. Šalia jo sėdėjo Cassidy, drąsi kaip niekada, ir mačiau, kaip jos lūpos formavo žodžius, kas vyksta. Gale sėdėjo jos tėvai ir brolis. Visi 5 kartu praleido 2 nuostabias savaitės prie ežero, vaidindami laimingą šeimą, kol aš buvau čia, naikinanti visas mūsų 12 metų kartu buvimo pėdsakus. Brandonas sukrėtęs rankomis bandė atidaryti duris raktu, tačiau aš jau buvau išėjusi pro galinės duris. Mano lagaminai laukė Karloso furgone už kampo, bet negalėjau atsispirti šiam momentui. Aš to nusipelniau. Užraktas nesusisuko, nes prieš 5 dienas jį pakeičiau. Stebėjau, kaip jis žiūri pro langus, o jo veidas išbalso, kai pamatė tuščias patalpas viduje. Tada leidausi savo šaltą, nedidelį šypsnį. Po to apsisukau, paskutinį kartą išėjau pro galinės duris ir įšokau į brolio furgoną. Mums reikėjo skristi, bet aš šiek tiek peršokau į priekį. Leiskite grįžti į tą momentą, kai viskas prasidėjo. Buvo kovo pabaiga, antradienio vakaras, kai pirmą kartą iš tiesų pajutau, kad kažkas negerai. Brandonas keletą savaičių, o gal net mėnesių, elgėsi keistai. Jis pradėjo kasdien ryte eiti į sporto salę 5, ko anksčiau niekada nedarydavo. Įsigijo naujų kvepalų, brangių, kurie net nekvepėjo kaip pigus vaistinės prekinis ženklas, kurį dėvėjo daugelį metų. Jo telefonas tapo tarsi trečia ranka, visada rankoje, visada su ekranu žemyn ant bet kurios paviršiaus. Tačiau labiausiai mane skaudino jo žvilgsnis, jis žiūrėjo į mane tarsi į baldą, tarsi būčiau tiesiog daiktas jo erdvėje, neturintis jokios reikšmės. Mes buvome susituokę 12 metų, kartu 14. Turėjome Tomasą, mūsų nuostabų 8 metų sūnų, kuris mylėjo dinozaurus ir statė bokštus iš kaladėlių iki lubų. Man atrodė, kad esame laimingi. Man atrodė, kad esame komanda. Ta antradienį valydama mūsų miegamąjį, radau kreditinės kortelės išrašą. Brandonas paprastai tvarkydavo visus finansus, tačiau šis dokumentas buvo užkritęs už komodos. Paėmiau jį, ketindama padėti ant jo darbo stalo, bet kažkas privertė pažvelgti į jį. Galbūt tai buvo instinktas. Galbūt visata bandė man pasakyti tai, ko atsisakiau pamatyti. Viešbučio kambario mokesčiai. 3 skirtingi viešbučiai per pastarąjį mėnesį, brangus restoranai, kuriuose niekada nebuvau, $600 vertės juvelyrinių dirbinių pirkimas. Nebuvau gavusi jokių papuošalų, o gėlių pristatymas iš prabangaus floristo buvo adresu, kurio nesupratau. Vieną dieną sėdėdama ant lovos krašto, pajutau, kaip mano rankos nutirpo. Tai buvo ta pati lova, kurioje su Tomasu dalinomės intimiais momentais, guodėme vienas kitą sunkiomis akimirkomis ir kur šeštadienio rytą mūsų sūnus, Tomas, dažnai įslinkdavo pas mus, ieškodamas apkabinimų. Bet šį kartą mano širdyje tvyrojo nerimas, nes žinojau, kad mano gyvenimas netrukus pasikeis. Priežastis buvo aiški, daugiau kaip $3000 išlaidų per vieną mėnesį, skirtų dalykams, kurie neturėjo nieko bendro su manimi ar Tomasu. Ta vakarą nepaklausiau Tomaso tiesiai. Galbūt bijojau, kad jeigu įsakyčiau tai garsiai, tai taps realybė. Galbūt dalis manęs vis dar tikėjosi, kad klystu. Taigi, kai jis grįžo namo, pasitikau jį šypseną, paruošiau vakarienę, pabučiavau į naktį. O mano viduje vis labiau nyko viltis. Kitą rytą po to, kai Brandonas išvyko į darbą, o Tomasą palikau mokykloje, padariau tai, ko niekada nesitikėjau. Paskambinau privačiam detektyvui. Jo vardas buvo Geraldas Simonsas ir aš jį rekomendavo draugas, kurio sesuo buvo praėjusi per sudėtingą skyrybų procesą. Geraldas buvo 50-metis, profesionalus ir stebėtinai labai malonus, kai aš pradėjau verkti jo kabinete, aiškindama, ką radau.
Pone Hartley, jis pasakė švelniai, suprantu, kad tai sunku, bet jeigu jūsų vyras turėjo romaną, turite tai žinoti ir turėti įrodymų prieš priimdama bet kokius sprendimus. 2 savaitės tiek laiko užtruko Geraldas, kad sunaikintų mano pasaulį. Ketvirtadienio popietę jis paskambino ir paprašė manęs atvykti į jo biurą. Iš jo balso pajutau, kad jis rado kažką blogo. Palikau Tomasą pas kaimynę, pasakydama, kad turiu vizitą pas gydytoją. Geraldas, kai atėjau, turėjo ant stalo išdėliotas nuotraukas. Brandonas ir moteris, jauna graži su ilgais tamsiais plaukais, bučiavosi automobilių stovėjimo aikštelėje. Brandonas ir ta pati moteris laikėsi už rankų restorane. Brandonas ir ji kartu įėjo į viešbutį. Laikų žymės rodo, kad tai tęsiasi daugiau nei metus. Metai. Tuo metu, kai aš rūpinausi mūsų sūnumi, dirbau su savo laisvai samdomais projektai, gaminau vakarienes ir ruošiau pietus, stengdamasi būti gera žmona. Jos vardas Cassidy Monroe, tyliai pasakė Geraldas. Ji dirba jo skyriuje kaip pardavimų koordinatorė, žinoma, taip ir buvo. Vėlyvos nakties darbo valandos pagaliau įgavo prasmę. Komandos kūrimo renginiai, svarbus klientų vakarienės, į kurias niekada nebuvau pakviesta. Bet Geraldas nebuvo baigęs. Jis ištraukė daugiau dokumentų, išspausdintų elektroninių laiškų ir žinučių. Jis juos gavo iš Cassidy socialinių tinklų, kurie matyt nebuvo privatus. Kvaila mergina, pagalvojau. Yra dar kažkas, ką turite žinoti, pridūrė Geraldas. Jos šeima žino apie romaną. Iš tiesų atrodo, kad jie tai palaiko. Jis parodė man Facebook įrašus iš Cassidy mamos dienę, komentuojančios nuotraukas, kuriuose Brandonas ir Cassidy atrodė laimingi kartu. Jūs abu tai puikiai atrodote kartu, nekantrauju, kada tai taps oficialu. Buvo nuotraukų, kuriuose Brandonas dalyvavo Monroe šeimos vakarėlyje, žaidė krepšinį su Cassidy jaunesniu broliu Justinu arba sėdėjo prie jų šeimos vakarienės stalo. Dvigubos gyvenimo paslaptys. Nina gyveno dvigubą gyvenimą, kurį drąsiai slėpė nuo viso pasaulio. Kol ji sėdėdavo namuose galvodama, kodėl jos vyras Brandonas nebežino, kaip ją mylėti, jis turėjo paslėptą gyvenimą su kita moterimi ir jos šeima. Kai jie atvyko į Geraldą, buvo šokiruota. Nepraėjo nė ašaros, buvo per daug sukrėsta, per daug nutirpusi. Iš jo kabineto ji pasiėmė voką su įrodymais, padėkojo ir išvažiavo namo. Namie kaip ir kasdien ji paėmė Tomasą iš mokyklos, padėjo jam su namų darbais ir pagamino makaronus vakarienei jo mėgstamiausią patiekalą. Brandonas kaip visada parašė žinutę, kad vėluos, nes turi kliento susitikimą. Nina mintyse pasvarstė, ar Cassidy dabar tapo jo klientu. Po Tomaso miego ji sėdėjo virtuvės stalo šviesoje, priešais Geraldą voką. Galėjo toliau žaisti įprastą gyvenimą, konfrontuoti Brandoną. Galėjo verkti, šaukti ir prašyti paaiškinimo, kodėl jį nepakanka. Galėjo maldauti, kad jis pasibaigtų su Cassidy ir pasirinktų šeimą. Tačiau kažkas joje pasikeitė. Galbūt tai buvo kreditinės kortelės išrašas, kuriame buvo matyti, kad Brandonas išleido pinigus kitai moteriai, kurie turėjo būti skirti Tomaso koledžo fondui. Arba galbūt nuotraukos, kuriuose jis šypsosi kartu su Cassidy šeima, lyg būtų priklausęs ten. O gal tai buvo paprastas faktas, kad jis kiekvieną dieną daugiau nei metus žiūrėjo jai į akis ir melavo. Nina atidarė savo kompiuterį ir pradėjo ieškoti skyrybų advokatų. Pirmasis vardas, kuris pasirodė, buvo Patricia Wells, vietiniuose skyrybų ratuose žinoma kaip naikintoja. Jos atsiliepimai teigė, kad ji buvo negailestinga, brangi, tačiau verta kiekvieno cento. Ji parašė laišką su visais Geraldų įrodymais ir greitai gavo atsakymą, ar galite atvykti rytoj 9 val. Į mano kabinetą? Reikia aptarti strategiją. Ir Nina, kol kas nieko nesakykite savo vyrui. Nina nusprendė, kad niekada nepaprašys Brandoną likti. Ji ketino pasirūpinti, kad kai paliks, jis niekada nepamirštų, ką prarado. Ryte po kontakto su Patricija ji nubudo šalia savo vyro, tačiau nieko nejautė. Brandonas švelniai knarkė, jo ranka uždengusi veidą, visiškai nesuvokdamas, kad moteris šalia jo žino viską.
Ji žiūrėjo į lubas ir klausė savęs, kaip kadaise galėjo jį mylėti pakankamai, kad pasirinktų santuoką. Pasiruošusi rytiniai rutinai, ji pagamino pusryčius kaip visada, blynus Tomasui, kavą Brandonui. Jei nusišypsojus, Brandonas pabučiavo ją į skruostą prieš išeidamas į darbą, greičiausiai aplankyti Cassidy. Nina mojuodama atsisveikino, o vos tik Brandonui pasukus už kampo, ji paėmė savo rankinę ir išvyko į Patricia biurą. Patricia Wells buvo visiškai kitokia, nei jį tikėjosi. Apie 50 su aštriomis pilkomis akimis ir dar aštriu kostiumu, ji nedelsdama ėmėsi darbo. Biuro sienos buvo dekoruotos rėminiais straipsniais apie garsias skyrybas, kurias ji laimėjo. Aš peržvelgiau viską, ką atsiuntei, tarė ji, išskleidusi Geraldų nuotraukas ant savo didžiulio stalo. Tavo vyras kvailys. Įrodymai čia yra tvirti. Bet Nina, prieš tęsiant noriu žinoti, ar tu tiesiog nori su juo išsiskirti, ar nori jį sunaikinti. Nina nustebo. Koks skirtumas? Skyrybos dažnai atrodo kaip galutinis sprendimas, tačiau tam, kad viskas vyktų sklandžiai, reikia daug nuodugnių planų ir strategijų. Kai Patricia pradėjo pasakoti apie galimybės, ką galima padaryti su Brandonu, mano širdis pradėjo plakti greičiau. Skyrybos reiškia, kad mes tiesiog pateiksime dokumentus, teisingai pasidalinsime turtą, sutarsime dėl vaikų globos ir abu judėsime toliau, ji sakė, tačiau jos akys spindėjo neapykanta. Tačiau sunaikinti jį reiškia pasinaudoti visomis teisinėmis priemonėmis, kad jis gailėtųsi dėl to, ką padarė. Mes moksime jam ten, kur skaudžiausia, jo piniginėje, jo reputacijoje, jo patogume. Ką tu nori? Man protas susipildė prisiminimais. Kai Brandonas juokėsi Kassidės šeimos piknike, o aš sėdėjau namuose vieniša. Mano mintise sušvito $600 vertės papuošalų, kurių niekada negausiu. Ir mano sūnus klausiantis, kodėl tėtis visada per daug užsiėmęs, kad su juo pažaistų. Noriu, kad jis jaustų tai, ką jaučiau aš, tyliai pasakiau. Noriu, kad jis žinotų, kaip yra, kai viskas atimama be įspėjimo. Patricijos šypsena buvo šalta, tačiau aš jaustis gerai. Gerai, tuomet pažiūrėkime, ką mes galime padaryti. Per ateinančią valandą ji pristatė planą, kuris buvo toks išsamus, kad man pritrūko oro. Pirmiausia, mes rinksime daugiau įrodymų. Geraldas tęstų sekimą. Antra, mes tyliai pradėsime saugoti mano turtą, atidarydami naujas banko sąskaitas ir dokumentuodami viską, ką atnešiau į santuoką. Trečia ir svarbiausia, lauksime tobulos progos. Jis padarys klaidą, pasakė Patricia. Apgaudinėtojai visada taip daro. Jie tampa pasitikinti savimi, neatsargus. Kai tai atsitiks, mes moksime greitai ir stipriai. Po 2 savaičių proga pasitaikė. Brandonas vakarienės metu pranešė, kad jam reikia 2 savaičių atostogų, kad galėtų vykti į stovyklavimą su kolegomis iš koledžo. Jau pasikalbėjau su viršininku, sakė jis, nežiūrėdamas man į akis. Išvyksiu kitą penktadienį ir grįšiu po 2 savaičių, 2 savaitgaliai. Paklausiau, stengdamasi kalbėti švelniai. Tai ilgas kelias. Juk tu jų nemačiau daug metų. Žinau, bet mes nesenstame. Maniau, kad laikas dabar arba niekada. Ta rytą, kai Brandonas išvyko į darbą, aš paskambinau Geraldui. Sek jį šią savaitę. Man reikia žinoti, ar tas stovyklavimas tikras. Geraldui prireikė 3 dienų, kad patvirtintų tai, ką jau žinojau, jokio stovyklavimo nebuvo. Brandonas buvo išsinuomojęs namą prie ežero savo vardu. Tai buvo dar vienas kvailas žingsnis, ir jis net neįsivaizdavo, kokias pasekmes tai turės. Geraldas parodė man nuomos sutartį 2 savaitės prabangioje vietoje su laivų prieplauka ir su kūrine vonia. Kai parodžiau tai Patricijai, jos akys nušvito kaip kalėdų ryte. 2 savaitgaliai? Jis suteikė tau 2 savaitės su juo, visiškai neįsikišdamas. Nina, ar žinai, ką galime pasiekti per 2 savaitės? Pasakyk man. Viską, Patricia atliko keletą skambučių ir per kelias valandas jau turėjome susitikimą su teisėju Richardu Morrisonu kitą pirmadienį, likus 3 dienoms iki Brandono kelionės.
Patricija jau buvo dirbusi su teisėju Morrisonu ir kaip paaiškėjo, jis turėjo stiprių jausmų dėl neištikimybės po to, kai jo paties žmona buvo neištikima prieš metus. Pateiksime prašymą dėl skubaus laikino visiško namo nuosavybės, paaiškino Patricija. Remiantis apleidimu ir neištikimybė. Namas buvo nupirktas su tavo palikimu prieš santuoką. Teisingai. Taip, mano močiutė man paliko $200 ir 0 centas 0. Ši istorija prasideda nuo sprendimo, kuris turėjo pakeisti viską. Aš ir Brandonas nusprendėme, kad mūsų namas, kuriame praleidome tiek daug laiko, tapo mūsų svajonių gyvenimo simboliu. Naudojome mano paveldėjimą kaip pradinį įnašą ir įrašėme abu savo vardus į nuosavybės dokumentus, nes Brandonas sakė, kad taip daro visi susituokę. Tačiau viskas pasikeitė, kai Patricija, mano advokatė, paklausė, ar turiu dokumentų įrodančių, kad šios lėšos buvo mano paveldėjimas. Aš turėjau. Išsaugojau visus mano močiutės turto dokumentus ir kai parodžiau juos Patricijai, ji mane apkabino. Tai keičia viską, tarė ji. Tas namas dabar yra labiau tavo nei jo. Sutinkamų teisėjų ir palankiomis aplinkybėmis galime gauti tau laikinas visiškas nuosavybės teises. O kai tai turėsi, galėsi jį parduoti, širdis ėmė plakti greičiau. Parduoti? Parduoti mūsų namą? Kodėlgi ne? Juk vis tiek skyrybos. Patricija paaiškino, kad namas bus padalintas skyrybų metu, tačiau jeigu parduosiu jį dabar, kol Brandonas išvykęs greitam pirkėjui, jis grįš namo nieko neradęs. Nėra namo, nėra žmonos, tik skyrybų dokumentai ir tuščias sklypas. Tai atrodė žiauru, ekstremalu, bet kartu ir tobulai suderinta. Kita savaitė tapo tikrų chaosu. Patricija pateikė skubę peticiją, o Geraldas, mano advokato asistentas, pateikė prisiekusiojo liudijimus ir nuotraukas, įrodančias Brandoną ir jo nuotykį. Aš susitikau su teisėju Morrisonu jo kabinete, atsinešdama Tomaso kūdikio knygą ir mūsų vestuvių albumą, kad parodyčiau, ką Brandonas išmeta. Teisėjas Morrisonas, senelis su maloniais akimis, žiūrėdamas į Brandoną ir Kasidi tapo šaltas kaip ledas. Pone Hartley, remdamasis apleidimu, svetimavimu ir faktu, kad turtas buvo pirktas daugiausiai iš tavo priešvestuvinių lėšų, leidžiu tavo peticiją dėl laikinos visiškos nuosavybės. Turi 2 savaites padaryti viską, ko reikia. Po to mes grįšime prie šios bylos formalių skyrybų metu, kai jis pasirašė orderį, akyse kaupėsi ašaros. Patricija stipriai suspaudė mano ranką. Dabar smagiosios dalys, tarė ji. Parduosime namą. Monika Reit, nekilnojamojo turto agentė, kuri specializuojasi greituose pardavimuose, buvo sujungta su mumis tą pačią dieną. Jie atvyko į namus vakare, perėjo per kiekvieną kambarį ir pateikė man skaičių. Normalioje rinkoje sutinkamų paruošimų ir laikų galėtum gauti 450,000 už šią vietą, bet tu turi parduoti per savaitę. Turiu investuotoją, kuris perka turtą už grynųjų pinigus. Jis greičiausiai pasiūlys 375,000, gal 380, jei patikrinimas vyks gerai. Man nerūpėjo pinigai. Kaip greitai jis gali užbaigti? Jei viskas bus gerai, per 7 dienas. Darykime tai, kol Monika rūpinosi pardavimu, aš pradėjau sunkiausią dalį – pakavimą po 12 metų gyvenimo. Mano brolis Karlosas paėmė atostogas iš savo persikėlimo kompanijos, kad padėtų man. Jis atvežė savo komandą ir mes dirbome kaip žmonės bėgantys nuo gamtos stichijos. Viską atidžiai atskyriau. Tomaso daiktai, kiekvienas žaislas, knyga, drabužis, viskas buvo supakuota į dėžes pažymėta siuntimui į Portugaliją. Mano drabužiai, kompiuteris, projektavimo įranga, močiutės indai, viskas, ką atnešiau į santuoką, supakuota ir paruošta. Viskas, kas liko, buvo palikta. Baldai, kuriuos pirkome kartu, dekoracijos, Brandonas drabužiai, jo golfo įranga, brangių laikrodžių kolekcija, nieko iš to nepaėmiau. Monika suorganizavo turto pardavimo kompaniją, kad po mano išvykimo viską likviduotų. Sunkiausia akimirka atėjo tada, kai pradėjau pakavinėti mūsų vestuvių nuotraukas. Ten mes buvome, tokie jauni ir laimingi,
o Brandonas žiūrėjo į mane taip, lyg būčiau jo visas pasaulis. Man tada buvo 22 ir buvau visiškai įsitikinusi, kad radau savo amžinąjį partnerį. Kaip tu, seserie? Švelniai paklausė Karlosas. Žiūrėdama į tą jaunutę, naivę savęs versiją baltoje suknelėje, jaučiausi už ją liūdnai. Ji neturėjo jokios nuojautos, kas jos laukia. Aš gerai, tiesiog atsisveikinu su žmogumi, kuriuo buvau anksčiau, atsakiau. Brandonas šiuo kelionių metu jautėsi gyvesnis nei bet kada. Ežero namelis buvo tobula vieta, milžiniški langai, žvelgiantys į vandenį, greitaeigis laivas pririštas prie prieplaukos, o geriausia, jokios Ninos nuolat nagrinėjančios kiekvieną smulkmeną. Jis įsitiesė ant terasos kėdės, alaus butelis rankoje, stebėdamas, kaip Kasi ir jos brolis Justinas lenktyniauja vandens motociklais. Atrodo, kad esi atsipalaidavęs, tarė Dienė, prisėdusi šalia jo. Kasi mama visą savaitę buvo itin svetinga. Kur kas geriau nei tos nuotraukos, kurias Kasi man rodė iš jūsų namų. Ten visada atrodėte toks įsitempęs. Brandonas linktelėjo. Nina jau nebežino, kaip smagiai leisti laiką. Viskas visada sukasi apie Tomasą ar jos mažas dizaino idėjas. Ji nesupranta, kad ir man reikia šiek tiek pasilinksminimų, žinai, Dienė švelniai palietė jo ranką. Na, kai tik jūs tai oficialiai patvirtinsite, tapsite mūsų šeimos dalimi. Mes žinome, kaip mėgautis gyvenimu, oficialu. Brandonas dar nebuvo pasakęs Ninai, kad nori skyrybų, tačiau šią savaitę jis nuolat apie tai galvojo. Kodėl jis neturėtų būti su žmogumi, kuris jį džiugina? Su jauna ir įdomia mergina, kuri nesėdi visą dieną namuose sportiniu kostiumu? Jis jau buvo pasikalbėjęs su kolega teisininku iš universiteto, kuris patarė, kaip paslėpti turtą prieš pateikiant dokumentus. Palaipsniui pervesti pinigus į atskirą sąskaitą, sumažinti turto vertę, galbūt draugams perduoti vertingus daiktus, kol skyrybos bus baigtos. Jo draugas įspėjo, kad Nina gali gauti namą, nes jos paveldėjimas padengė didžiąją dalį jo kainos. Bet Brandonas galvojo, kad galės derėtis. Nina buvo per daug švelni, ji greičiausiai priims bet kokį pasiūlymą, kad tik išvengtų konflikto. 2 savaitės praėjo kaip sapnas, pripildytas kepsnių ant grilio, plaukimo laivų ir vėlyvų naktų karštoje vonioje. Kasi nuolat apsikabindavo jį, o jos šeima elgdavosi taip, lyg jis jau būtų Kasi vyras. Jos tėvas Kevinas mokė jį žvejoti. Justinas, elgdamasis kaip vyresnysis brolis, prašydavo karjeros patarimų. Dienė ruošė milžiniškus pietus ir fotografavo visus kartu, vėliau skelbdama nuotraukas Facebook su užrašais kaip šeimos laikas, geriausias laikas. Brandonas pajuto menką kaltės jausmą, kai pagalvojo apie Tomą. Jo sūnus buvo geras vaikas ir Brandonas jį mylėjo. Tačiau po skyrybų jis vis tiek matytų Tomą savaitgaliais. Vaikai yra atsparūs. Tomas prisitaikys, o atvirai kalbant, būti visą laiką tėvų buvo varginanti užduotis. Brandonas laukė, kada galės tapti smagiu savaitgalio tėčiu. Paskutinę naktį ežero namelyje Kasi šeima surengė atsisveikinimo vakarienę. Diana pakėlė taurę už naujas pradžias ir drąsius žmonės, kurie pasirenka laimę. Visi susidėjo taures, o Brandonas jautė didžiulį pasididžiavimą. Jis buvo drąsus. Jis pasirinko laimę. Kelionė namo truko 6 valandas. Brandonas vairavo, o Kasi sėdėjo šalia jo keleivio sėdynėje, jos tėvai ir Justinas sėdėjo užpakalinėje automobilio dalyje. Muzika skambėjo garsiai, o jie juokėsi prisimindami geriausius kelionės momentus. Brandonas jautėsi laisvas ir nevaržomas, kaip seniai nebuvo. Artėjant prie miesto, Kasi pradėjo naršyti nuotrauką savo telefone. Pažiūrėk, kaip gerai mes atrodome kartu, ji pasakė, parodydama mamai jų selfie, padarytą laive. Brandonas yra kur kas fotogeniškesnis, nei tikėjausi. Turėtumėte tai paskelbti, pasakė Diana. Tegul žmonės mato, kaip esate laimingi. Brandonas pajuto nedidelį nerimą. Gal palaukime, kol aš pasikalbėsiu su Nina. Nenoriu, kad jis sužinotų apie mus iš Facebook. Kasi nuleido akis. Brandonai, mes kartu jau daugiau nei metus.
Jei ji dar nesuprato, tai ji akla, ji sutiko, kad tai tiesa. Ji niekada netikrindavo jo telefono, niekada neklausdavo, kur jis buvo. Ji buvo arba nepaprastai pasitikinti, arba nepaprastai kvaila. Greičiausiai abiem atvejais. Brandonas pasuko į savo gatvę, jau galvodamas, kaip elgsis, kai pamatys Niną. Bus draugiškas, bet atstumas. Pirmiausia nusiprausdamas visus kasidės kvepalų pėdsakus, tada pasakys Ninai, kad yra pavargęs po kelionės ir eis miegoti anksti. Rytoj jis pradės ieškoti naujo būto kur nors netoli Tomo, bet pakankamai toli, kad Nina negalėtų tiesiog užsukti. Justinas pasakojo istoriją apie žuvį, kuri pabėgo, kai Kasidis staiga sušuko: Brandonai, sustok, ką? Jis buvo viduryje gatvės dar 50 jardų nuo savo įvažiavimo. Kodėl tavo kieme stovi parduotas ženklas? Laikas atrodė sustojęs. Brandonas negalėjo suvokti, ką Kasidi kalbėjo. Jis pakėlė akis ir ten buvo didelis raudonas ir baltas Century 21 ženklas, įsmigęs į jo kiemą, su žodžiu parduota didelėmis raidėmis viršuje. Tai neįmanoma, jis sušnibždėjo. Jo kojas slydo nuo stabdžio ir automobilis pradėjo riedėti į priekį. Jis vos sugebėjo įvažiuoti į kiemą, rankos drebėjo taip, kad vos sugebėjo laikyti vairą. Visi iššoko iš automobilio, o Brandonas žengė link savo durų tarsi sapne. Blogame sapne. Košmare. Tai negalėjo būti tikra. Turėjo būti kažkoks paaiškinimas. Galbūt Nina pagaliau sutiko parduoti ir persikelti į erdvesnį butą Tomui. Bet ji būtų jam paskambinusi. Ji būtų jam pasakiusi. Ištraukė raktus, jo rankos drebėjo. Raktas įslydo į spyną, bet nesisuko. Bandė vėl. Nieko. Spyna neveikė, jis pasakė kvailai. Kevintas žengė žingsnį pirmyn. Leisk man pabandyti, bet ir jam nepavyko. Brandonas prisiglaudė prie lango šalia durų ir pajuto, kaip jo skrandis nusileido į kojas. Namas buvo tuščias. Visiškai tuščias. Nei sofos, nei televizorius, nei valgomojo stalo, nei nuotraukų ant sienų, nieko. Tik tušti grindys ir plikos sienos bei siaubinga, gniuždanti tuštuma. Kas čia vyksta? Kasidi šaukė, jos balsas buvo aštrus kaip peilis. Kur visi tavo daiktai? Kur tavo žmona? Brandonas, vis dar šokiruotas, net nepastebėjo, kaip išsitraukė telefoną. Jis paskambino Ninai, tačiau skambutis nepasiekė, o tiesiai perėjo į įrašytą žinutę. Numeris, kurį bandote pasiekti, daugiau nebeveikia. Ne. Jis bandė dar kartą. Tas pats pranešimas. Išsigandęs jis atidarė žinučių programą ir parašė: Kur esi? Ką padarei? Žinutė buvo išsiųsta, tačiau burbuliukai, rodantys, kad ji rašo atsakymą, niekada neatsirado. Jo rankos drebėjo taip, kad jis vos nesugadino telefono, kai atidarė savo banko programėlę. Bendra sąskaitas uždaryta. Taupomoji sąskaita uždaryta. Patikrino kredito korteles, visos atšauktos. Kiekvienas finansinis ryšys tarp jo ir Ninos buvo nutrauktas. Brandon, tau reikia man pasakyti, kas čia vyksta dabar, pareiškė Kasidi, perrėždama rankas. Ji žiūrėjo į jį kaip į nepažįstamąjį, kuris ką tik padarė kažką beprotiško. Tuo metu prie šaligatvio sustojo sidabrinė Honda. Iš jos išlipo moteris, vilkinti tamsiai mėlyną verslo kostiumą, rankose nešdama didelį Manila voką. Ji priėjo prie Brandono, tarsi būtų tikėjusi jį ten surasti. Pone Hartley, aš esu Monika Reid iš Century 21 Prestige Realty, pasakė ji, įteikdama voką su profesionaliu, bet nešiltu šypsniu. Man buvo pavesta pristatyti tai jums asmeniškai. Brandonas jautė, kaip jo pirštai nutirpsta, kai atidarė voką. Viduje buvo teisinių dokumentų, tiek daug teisinių dokumentų. Prašymas dėl skyrybų. Apribojimų orderis draudžiantis jam susisiekti su Nina arba Tomu, išskyrus per jos advokatą. Dokumentai, rodantys, kad namas buvo parduotas prieš 9 dienas už $380,000 grynaisiais.
Laiškas iš Patricia Wells advokatės, aiškinantis, kad visi iš pardavimo gauti pinigai buvo pervesti į fondą Tomo ateities išsilavinimui ir geroviai, kurį vien tik valdys Nina Carvalho. Carvalho jį jau grąžino savo pavardę. Taip pat buvo ranka rašytas pranešimas brangiame popieriuje. Tik viena sakinė parašyta tvarkingais rašmenimis, pasirinkai prastai. Brandonas pajuto, kad jo kojos nustojo veikti. Jis sunkiai atsisėdo ant laiptų, kurie nebuvo jo laiptai, nes tai nebuvo jo namas. Nieko jam nebeliko. Triukšmas jo ausyse buvo taip stiprus, kad jis vos girdėjo Cassidy balsą. Kaip tavo žmona galėjo parduoti tavo namus, net nežinant? Kaip tai gali būti teisėta? Ji jau beveik rėkė. Tuo metu Diane balsas pertraukė chaosą, šaltas ir aštrus. Na, Brandonai, turbūt tavo žmona nebuvo tokia kvaila, kaip manėjai. Aš pabudau nuo saulės spindulių, sklindančių per aukštus mano naujo buto Lisabonoje langus. Akimirką pamiršau, kur esu. Tada išgirdau netoliese esančios katedros varpus ir Tomo juoką jo kambaryje. Ir aš prisiminiau, kad tai dabar mano gyvenimas. Mano naujas gražus be Brandono gyvenimas. Pasidariau kavos savo mažame balkone, žiūrėdama į raudonų čerpių stogus ir siauras akmeninės gatvės žemiau. Oro kvapas priminė vandenyną ir šviežią duoną iš apačioje esančios kepyklėlės. Tolumoje išvydo raudoną tiltą, kuris atrodė kaip San Francisco aukso vartai, driekėsi per Tegas upę. Šis vaizdas man kainavo mažiau per mėnesį nei mūsų namų paskola, ir vien ta mintis kas rytą priversdavo mane šypsotis. Tomas išlindo iš miegamojo, vilkėdamas dinozaurų raštais puoštus pižamus ir trynė akis. Mama, ar galime vėl gauti tuos kreminius pyragėlius pusryčiams? Paklausė jis. Žinoma, mielasis, bet pirmiausia turi apsirengti mokyklai, atsakiau, traukdama jį ant savo kelių. Mokykla? Tomas atrodė šiek tiek susirūpinęs dėl tarptautinės mokyklos, kur pusė pamokų vyko portugalų kalba, bet jis greitai prisitaikė. Grįžęs namo mokė mane portugalų kalbos žodžių, pasakojo apie naujus draugus Miguel ir Sofiją ir Britą Olivertą, kuris taip pat mylėjo dinozaurus kaip ir jis. Mano telefonas suvirpėjo ant stalo. Žinutė iš Patricijos. Brandonas prarado trečiąjį advokatą. Dabar jis atstovauja save. Tai klostosi geriau, nei tikėjausi. Turbūt turėčiau jausti pasitenkinimą, bet labiau jaučiausi pavargusi. 3 advokatai. Brandonas per praėjusią mėnesį samdė ir prarado 3 skirtingus advokatus, nes nė vienas iš jų nesakė to, ko jis norėjo išgirsti. Kad yra būdas panaikinti tai, ką aš padariau. Dar viena žinutė iš Patricijos. Jis maldauja užsiėmimų su Tomas. Sako, kad priims visus skyrybų sąlygas, jei leisite prižiūrimus vizitus. Ką turėčiau jam atsakyti? Žiūrėjau į Tomasą, kuris dabar stovėjo už balkono turėklų, su džiaugsmu rodydamas katę, vaikščiojančią ant žemiau esančio stogo. Mano mielas berniukas, kuris tik kartą klausė, kodėl mes taip staigiai išvykome, ir kai paaiškinau, kad mama ir tėtis nebeplanuoja būti kartu, jis tiesiog linktelėjo ir paklausė, ar gali pasiimti savo minkštą triceratopsą į Portugaliją. Atsakiau, ne, dar ne. Kai Tomas paaugės, jis pats nuspręs, ar nori turėti ryšį, ar buvau žiauri. Galbūt. Bet Brandonas pasirinko 2 savaitės žaisti šeimą su kita moterimi, o ne būti su savo sūnumi. Jis padarė savo pasirinkimą. Dabar tegu gyvena su pasekmėmis. Po valandos atvyko mano mama Gabriela, kad prižiūrėtų Tomasą, kol dirbsiu. Ji Lisabonoje gyveno jau 5 metus. Nuo tada, kai išėjo į pensiją ir nusprendė, kad pavargo nuo šaltų žiemų. Kai paskambinau ją iš oro uosto, verkdama ir desperatiškai ieškodama pagalbos, ji tiesiog tarė, grįžk namo, Minile. Tu ir Tomas grįžkite namo. Atrodo geriau, pasakė ji, pabučiuodama man į skruostą. Daugiau spalvos tavo veide. Jaučiausi geriau. Ir iš tiesų tas nuolatinis nerimo mazgas, kurį nešiojausi mėnesius, galiausiai dingo. Nebesidomėjau, kur yra Brandonas ar su kuo jis yra.
Nebesitikrinau jo telefono ar neužuodžiau nepažįstamos kvepalų kvapo jo marškinėliuose. Tiesiog gyvenau. Visą rytą dirbau ant logotipo dizaino restoranui Ostine, Teksase. Mano verslas iš tiesų išaugo nuo tada, kai persikėliau. Pradėjau save reklamuoti kaip tarptautinį dizainerį ir staiga turėjau klientų iš 6 skirtingų šalių. Netrukus po to, kai palikau Brandoną, supratau, kad tai buvo geriausias mano gyvenimo verslo sprendimas. Pusryčių metu man paskambino Patricija, o neparašė žinutę. Tai niekada nebūdavo gerai. Turiu naujienų, prasitarė ji. Kai kurios geros, kai kurios įdomios, pradėk nuo gerųjų naujienų, paprašiau. Skyrybos baigtos. Dabar vėl esi Nina Caravalo. Susitarimas atitinka viską, ko norėjome. Tomas gavo patikimą fondą, o Brandonas tau skolingas $28,000 už pinigus, kuriuos jis išleido Cassidy per jų romaną. Ta sumą jis grąžins ilgus metus, o tu turi pilną globą be jokios galimybės jam matyti vaiką, kol Tomas to neprašys ir kol Portugalijos teismas tai patvirtins. Iškvėpiau orą, kurio net nežinojau, kad laikau. O įdomios naujienos, paklausiau, jaučiau, kad tai dar ne viskas. Brandonas buvo atleistas iš savo įmonės. Kažkas anonimiškai nusiuntė personalo skyriui įrodymus, kad jis turėjo romaną su pavaldiniu, kas pažeidė jų etikos politiką. Jis jau 3 savaitės bedarbis, turėjau jaustis kalta. Geraldas matyt irgi siuntė tuos įrodymus. Neprašiau jo to padaryti, bet jis buvo labai globėjiškas savo klientams. Tačiau man nebuvo jokio noro rūpintis. Brandonas pats pasirinko savo kelią. Tai buvo natūralūs pasekmės. Yra daugiau, tęsė Patricija. Cassidy paliko jį 4 dieną po to, kai jis grįžo iš kelionės. Pasakė, kad nesutiko susitikinėti su skurdžiu benamiu, einančiu per sudėtingas skyrybas. Dabar jį matyt jau susipažino su vyresniuoju vadybininku iš tos pačios įmonės. Žinoma, jis vedęs, taigi Cassidy buvo būtent ta, apie kurią galvojau, moteris besivaikanti vedusių vyrų dėl jaudulio. Brandonas išmetė savo šeimą dėl to, kas jį paliko, kai tapo nepatogus. Kaip jis gyvena, išgirdau save klausiant. Patricija kurį laiką tyloje. Na, ar tikrai nori žinoti? Pasakyk man, jis gyvena motelyje šalia 42-ojo greitkelio, dirba skambučių centre. Jo tėvai bandė jam padėti, bet jis liepė jiems palikti jį ramybėje. Apkalbėjo juos, kad neįspėjo, jog tu esanti pamišusi. Jie su manimi susisiekė ir paklausė, ar gali turėti ryšį su Tomu. Teigė, kad neturėjo jokios informacijos apie romaną. Brandonas tėvai, Richardas ir Susan Hartley, niekada nemanė, kad esu pakankamai gera jų mylimam sūnui. Jie nekartą juokavo apie mano svorį po Tomo gimimo, apie mano karjeros pasirinkimą, apie tai, kaip aš atimdavau iš jų anūko, nors jie gyveno už 40 minučių ir retai stengdavosi atvykti. Tačiau jie buvo Tomo seneliai. Ir jei jie iš tiesų gailėjosi, jei jie tikrai norėjo būti jo gyvenime, ar turėjau teisę juos atstumti. Suorganizuoju vaizdo skambutį, pagaliau pasakiau. Prižiūrimas. Jei viskas gerai, vėliau galime kalbėti apie vizitus. Po pokalbio sėdėjau savo balkone ilgai apmąstydama. Mano telefonas vėl sušvito. Žinutė iš nepažįstamo numerio. Širdis šoktelėjo, galvojau, kad galbūt Brandonas gavo naują telefoną. Bet kai atidariau žinutę, pamačiau, kad ji iš kažkokios Lauren. Labas, Nina. Tu manęs nepažįsti, bet esu draugė su vienu žmogumi iš tavo buvusio vyro įmonės. Buvo vėlyvas vakaras, kai mano telefonas vėl sušvito. Tai buvo žinutė iš Lauren, mano pažįstamos, kuri dirbo toje pačioje vietoje kaip ir Cassidy. Ji rašė, kad Cassidy dabar taikosi į jos vyrą. Tas pats modelis, tos pačios taktikos. Lauren pasidalijo, kad ne viena moteris pranešė, jog Cassidy anksčiau elgėsi panašiai. Įmonėje prasidėjo vidinis tyrimas. Norėjau, kad žinotum, nes moterys turėtų viena kitą saugoti, rašė ji. Perskaičiusi žinutę, ilgai į ją žiūrėjau. Cassidy buvo tikra šeimų griovėja,
o Brandonas tik vienas iš daugelio vedusių vyrų, kuriuos jis stengiasi suvilioti. Dalelė manyje norėjo jausti pasitenkinimą. Matote, tai nebuvo dėl to, kad aš nebuvau pakankama. Cassidy būtų bandžiusi jį suvilioti ir be manęs. Tačiau daugiausia jaučiau liūdėsi dėl visų mūsų, dėl išduotų žmonų, dėl viduryje likusių vaikų ir netgi keistai dėl Brandon, kuris sugriovė savo gyvenimą dėl moters, kuri jo niekada tikrai nenorėjo. Atsakiau Lauren, ačiū, kad pranešei. Tikiuosi tavo pusseserė šią situaciją įveiks. Pasakyk jai, kad jis stipresnė nei mano. Ta vakarą su Tomasu nusprendėme pasivaikščioti iki Kuskio paplūdimio, kuris buvo vos 20 minučių traukiniu nuo mūsų buto. Rinkome kriauklės ir statėme smėlio pilis, kol saulė leidosi virš Atlanto vandenyno. Tada prie mūsų priėjo Ricardo, architektas, kurį buvau sutikusi kavinėje prieš 3 savaites. Jis buvo pakvietęs mane į kavą ir aš nustebau sutikusi. Nina, Tomas, jis pamojavo. Ricardo buvo malonus ir švelnus, aplink akis turėjo juoklinių raukšlių. Jis elgėsi su manimi taip, lyg būčiau kas nors brangaus, lyg mano nuomonė būtų svarbi, lyg būčiau įdomi. Tai buvo keista ir nuostabu. Ricardo Tomasas pribėgo pas jį, rodydamas tobulą spiralę kriauklę, kurią buvo radęs. Ricardo nuleido savo žvilgsnį iki Tomaso lygio, rimtai apžiūrėdamas kriauklę. Tai labai ypatinga kriauklė, jis tarė akcentuotų anglų kalbos tarimu. Tomasas nusijuokė. Manau, kad ji magiška, kriauklės nėra magiškos. Ne, bet kaip ji tapo tokia tobulai. Žiūrėdama į juos kartu, pajutau kažką, ko seniai nebuvau jautusi. Viltį. Ne tiek dėl Ricardo, nors jis ir buvo žavingas, bet viltį, kad galbūt vieną dieną aš galėsiu vėl pasitikėti. Kad galbūt tai, ką Brandonas man padarė, nesugriaus mano likimo. Ta naktį, kai Tomasas užmigo, įsitraukiau savo nešiojamą į kompiuterį ir atidariau dokumentą, kurį buvau pradėjusi rašyti. Tai buvo mano istorija, visa mano patirtis. Galvojau apie tai, kad galbūt noriu ją pasidalinti internete, tikėdamasi, kad tai padės kitoms moterims, kurios buvo tokiose pačiose situacijose kaip aš. Tuomet mano telefonas vėl sušvito. Patricija, vėl ji. Brandonas, jo mama, skambino, norinti siųsti Tomasui kalėdų dovanų. Ką manai, rašiau su šypsena. Taip, bet jos bus išsiųstos į Portugaliją. Tai mūsų namai dabar. Praėjo 6 mėnesiai nuo tos dienos, kai mačiau Brandoną, kurio veidas griuvo per svetainės langą. 6 mėnesiai, kai įsėdome į lėktuvą su Tomasu ir palikome viską už savęs. Kartais tai atrodė kaip amžinybė, kartais kaip vakar. Sėdėjau kavinėje prie vandens, dirbdama su dizaino projektų technologijų startuoliui Londone, kai mano telefonas vėl nuskambėjo. Tai buvo Lauren, moteris, kuri įspėjo mane apie Cassidy ir jos taktiką taikytis į vedusius vyrus. Nina, maniau, kad nori žinoti, Cassidy buvo atleista. Tyrimas atskleidė, kad Cassidy, pasinaudodama savo pareigomis, siekė ryšių su vedusiais viršininkais, o kitos biuro moterys skundėsi dėl jos elgesio. Ji bandė teigti, kad patyrė diskriminaciją, tačiau, kaip paaiškėjo, įrodymai buvo akivaizdūs. Padėkojau Lauren ir padėjau telefoną, laukdamas, kad pajusčiau kažką. Pergalę, pasitenkinimą. Bet nieko nepajutau. Cassidy pati sugriauna savo karjerą per savo pasirinkimus. Man nieko daryti nereikėjo. Karma regis nebuvo reikalinga mano pagalba. Praėjusią savaitę gavo skyrybų dokumentus, pažymėtus ir patvirtintus abiejų teismų, amerikiečių ir portugalų. Laikydamas juos rankose, šiuos oficialius dokumentus, kurie patvirtino, kad nebebuvau ponia Hartley, jaučiausi lengviau nei per pastaruosius metus. Nina Karavalio, mano mamos vardas, dabar ir mano vardas. Susitarimas buvo viskas, ką Patricija buvo pažadėjusi. Tomaso fondas $380 000 iš namo pardavimo plus investicijos buvo apsaugotas ir augo. Brandonas man skolingas $28 000 už pinigus, kuriuos jis išleido Cassidy, ir jis juos grąžins per mėnesinės $200 įmokas, kurioms baigti prireiks daugiau nei 10 metų.
Jis neturėjo globos vizito teisių ir jų neturės, kol Tomasas nebus pakankamai didelis, kad pats galėtų to paprašyti. Portugalų šeimos teismas patvirtino, kad vizitai bus stebimi. Brandonas su tėvais per pastarąjį mėnesį video skambino su Tomu kartą per savaitę. Pirmasis skambutis buvo nepatogus, Richardas ir Susan kiek suglumę atsiprašinėjo, o Tomasas jiems rodė savo dinozaurų kolekciją, nesuvokdamas įtampos. Tačiau jie buvo nuoseklūs, niekada nepraleido suplanuoto skambučio, visada klausdami apie Tomo mokyklą ir draugus. Praėjusią savaitę Susan pravirko, kai Tomasas jai sudainavo portugalų dainą, kurią buvo išmokęs. Ar gali seneliai kada nors atvykti pas mus? Po paskutinio skambučio paklausė Tomasas. Galbūt, atsakiau. Pamatysime, kaip seksis. Mokiausi atskirti Brandoną nuo jo tėvų. Jie buvo akli savo sūnaus trūkumams, tačiau nuoširdžiai mylėjo Tomą, o Tomasas nusipelnė senelių, kurie juo rūpintųsi. Mano verslas klestėjo būdais, kurių niekada neįsivaizdavau. Turėjau laukiančių klientų sąrašą ir ką tik samdžiau jaunesnį dizainerį Brazilijoje, kad padėtų su didėjančiu darbo krūviu. Kainas pakėliau 2 kartus, tačiau klientai vis tiek plūdo. Pasirodo, kai nesu nuolat blaškomas dėl žlugusios santuokos, galiu sutelkti dėmesį į tai, kad sukurtum kažką prasmingo. Ricardo ir aš jau 4 mėnesius praleidome kartu. Jis buvo kantrus su mano nuovargiu, niekada nespaudė manęs duoti daugiau, nei buvau pasiruošusi. Jis atnešė Tomui knygų apie portugalų architektūrą ir mokė jį piešti pastatus. Laikydamas mano ranką, eidavome palei upę ir jis pasakodavo istorijas apie savo vaikystę Porto. Jis niekada nesukėlė man jausmo, kad nesu pakankamai gera. Aš nesistengiu pakeisti Tomo tėvo, jis kartą pasakė. Aš tiesiog noriu būti geras žmogus abiem jūsų gyvenimuose, to man užteko. Tomasas žydėjo. Jo portugalų kalba buvo geresnė nei mano. Jis turėjo draugų iš 6 skirtingų šalių savo tarptautinėje mokykloje. Praėjusią savaitę jis manęs paklausė, ar galėtume amžinai likti Lisabonoje, nes jam čia labai patiko. Laikydama jį stipriai apkabinusi, pažadėjau, kad dabar tai mūsų namai ir niekur nesiruošiam išvykti. Mano mama gyveno vos už 10 minučių, o Tomas tapo jos mėgstamiausiu žmogumi. Kiekvieną savaitę jį pasiimdavo iš mokyklos, mokydama gaminti portugališkus patiekalus ir vesdama į parkus, kuriuose aš vaikystėje praleisdavau vasaras, lankydamasi jos šeimos. Stebėdama, kaip ji bendrauja su Tomu, suvokiau, kad ir ji tapo laimingesnė. Prieš daug metų ji paliko savo nelaimingą santuoką, o matydama, kaip aš darau tą patį, tarp mūsų užsimezgė naujas ryšys. Tu padarei tai, ką turėjau padaryti prieš 20 metų, ji man kartą pasakė. Pasirinkai save ir savo vaiką. Tikiuosi, esi labai didžiuojasi savimi, Minilė. Pradėjau rašyti savo istoriją privačiame tinklaraštyje, daugiausia savo, kaip būdą apdoroti viską, kas įvyko. Tačiau praėjusią savaitę nusprendžiau ją paskelbti viešai. Pavadinau ją Moteris, kuri dingo. Kaip aš pardaviau savo namą ir pradėjau iš naujo. Atsakas buvo pribloškiantis. Per 3 dienas 1000 peržiūrų. 100 komentarų iš moterų dalijusiusi savo išdavystės ir pabėgimo istorijomis. Kai kurios vis dar buvo įstrigusios, bijodamos išeiti. Atsakiau į kiekvieną, kiek galėjau, siūlydama palaikymo, dalindamasi Patricijos vardu tiems, kam reikėjo ryžtingos advokatės, primindama, kad jos yra stipresnės nei galvoja. Vienas pranešimas išsiskyrė. Jį parašė moteris vardu Jennifer, kurios vyras 2 metus apgaudinėjo ją su kolege. Ji planavo jį konfrontuoti, prašydama pasirinkti jų šeimą. Perskaičiusi mano istoriją, ji susisiekė su advokatu. Tu parodei man, kad man nereikia maldauti, jog kas nors mane vertintų, ji rašė. Tu parodei man, kad galiu pasirinkti save. Ačiū tau, perskaičiusi tai, aš apsiverkiau. Jei mano skausmas galėtų padėti net vienai moteriai rasti savo jėgą, galbūt viskas buvo verta. Vieną popietę, kai pasiėmiau Tomą iš mokyklos, skambino Patricija. Turiu žinių apie Brandoną. Jo tėvai prašė manęs tai pasakyti tau, mano skrandis susispaudė.
Kas atsitiko, jis dabar lanko terapiją. Pradėjo prieš mėnesį. Pasak jo, darbe skambučių centre jam įvyko kažkoks lūžis ir jo vadovas reikalavo, kad jis gautų pagalbą. Jo tėvai už tai moka, nes jis pats to negali sau leisti, nežinojau, kaip dėl to jaustis. Ar jis tikrai stengiasi susidoroti su tuo, ką padarė, ar tai tik dar viena bandymas parodyti save geresniu? Jo terapeutas pasiūlė jam parašyti tau laišką, Patricija tęsė. Nesiųsti tiesiog kaip dalį jo darbo, bet jis paklausė tėvų, ar manai, kad tu kada nors jį perskaitysi? Ne, aš nedvejodama atsakiau. Tada sustojau. Lauki, ar tai atsiprašymo laiškas, ar jis bando pateisinti savo veiksmus? Jo mama sako, kad tai atsiprašymas. Bet Nina, tu jam nieko neskolinga. Net ir skaityti jo žodžių, ji buvo teisė. Aš neturėjau Brandonui nieko skolinga. Tačiau dalis manęs buvo smalsi. Dalies manęs norėjosi sužinoti, ar jis iš tiesų suprato, ką sugriovė. Pasakyk jam, kad jis gali atsiųsti tau laišką. Tu gali jį perskaityti pirmiausia. Buvo tikra, kad ji galėtų man perduoti laišką, jei jis būtų nuoširdus. Jei ne, tegul ištrina. Praėjus 2 savaitėms Patricija vėl paskambino. Perskaičiau laišką. Jis iš tikrųjų buvo labai atviras. Nėra jokių pasiteisinimų, tik pripažinimas, ką jis padarė ir kaip tai paveikė mane bei Tomą. Jis nieko neprašo. Nei atleidimo, nei kontakto, nieko. Tiesiog sako, kad gailisi ir supranta, kodėl niekada daugiau nepasitikėsiu juo. Laiškas buvo 3 puslapių ilgio. Brandono žodžiais jis aprašė terapijos sesijas, kuriuose turėjo susidurti su tuo, ką padarė. Kaip jis įtikino save, kad Nina buvo nuobodi, o Cassidy jaudulinga, nors iš tikrųjų jis tiesiog buvo savanaudis ir nesubrendęs. Jis išmetė geriausią dalyką savo gyvenime, norėdamas jaustis jaunas ir geidžiamas. Kiekvieną dieną jis galvojo apie Tomą ir žinojo, kad kaip tėvas jis nepavyko. Jis nesiteisino, kad Cassidy jį manipuliavo ar kad tėvai netinkamai jį auklėjo. Jis prisiėmė atsakomybę už kiekvieną savo pasirinkimą. Laiško pabaigoje jis rašė, žinau, kad niekada negalėsiu ištaisyti to, ką sugadinau. Žinau, kad Tomas nusipelnė geriau nei tėvas, kuris pasirinko 2 savaičių atostogas vietoje 12 metų santuokos. Neprašau atleidimo, nes jo nesu vertas. Tiesiog norėjau, kad žinotum, jog buvai teisi palikdama. Buvai teisi dėl visko. Tikiuosi, kad dabar esi laiminga. Tikiuosi, kad Tomas laimingas. Jūs abi nusipelnėte laimės ir man gaila, kad praradęs jūs supratau, ką turėjau. Perskaičiau laišką 3 kartus, tada išsaugojau jį aplanke ir uždariau nešiojamą į kompiuterį. Galbūt vieną dieną parodysiu jį Tomui, kai jis užaugs ir galės suprasti. Galbūt Brandonas iš tiesų taps tuo žmogumi, kuriuo teigia norintis būti. O gal ne. Bet kokiu atveju tai jau nebuvo mano problema. Ta vakarą stovėjau ant balkono ir stebėjau, kaip saulė leidžiasi, nudažydama Lisaboną auksinėmis ir rožinėmis spalvomis. Tomas buvo viduje su Ricardo, abu statė sudėtingą pilį iš blokelių. Mama gamino vakarienę virtuvėje, dainuodama kartu su portugalų fardo muzika. Tai buvo mano gyvenimas dabar, chaotiškas, komplikuotas, gražus ir mano. Pradėjau kaip moteris, kuri prarado viską, bet tapau moterimi, kuri pasirinko išgelbėti save. Ir tai padarė visą skirtumą.